o knygos, sveiki, gal reikia ir paskaityti. Manau, kad pica siūlytų cepelinai ant jos užšokti ir būtų picelinas. Ir ką padovanotum žirafai per gimtadienį? Ausinis. Bet reikėtų labai ilgą laidą. Bluetoothinės, aišku. Labas, Agata. Labas, Vaida. Trumpai papasakok mums, ką veiki Impact Brands įmonėje. Tai Impact Brandsuose aš esu prekės ženklo vadovė, dirbu būtent su Trumeta. Mano pozicija yra gana plati, aš darau labai daug skirtingų dalykų, tiek kūrybiškų, tiek strateginių. Esu atsakinga už viską, kaip mūsų prekės ženklas atrodo, mūsų reklamose, mūsų tinklapyje, parduotuvėse, kokias žinutės mes išsiunčiame į pasaulį su reklamomis ar su mūsų tinklapiu. Tai pozicija gana yra plati. Dirbu taip pat ir su naujų produktų kūrimu ir jų įvedimu į rinką. Tai visos veiklos bendrai susideda į labai tokį platų paketą, bet viskas yra iš tiesų labai įdomu. Iš tikrųjų atrodo, kad labai daug skirtingų veiklų, tai kuri būtų tavo mėgstamiausia? Aš pati esu labai ir kūrybiška, ir strategiška, tai mane tikriausiai šitoj pozicijai tai labiausiai ir žavi, kad aš galiu abi savo tas pusės paliesti, tai tiek dalyvauti kūrybiniam procese, kaip atrodo mūsų pakuotės, kokios yra fotosesijos, kokius mes žmonės imam, kokius vaisius naudojam, bet to pačiu ir žiūrėti tai, kokias mes kampanijas leidžiam, kaip atrodo mūsų tinklapis, kad generuotume daugiau pardavimų ir gilintis į tuos skaičius, kad pasiektume geriausią rezultatą. Tai kalbant apie kūrybinius procesus, gal gali mums papasakoti apie labiausiai tau įsiminusi kūrybinį procesą? Tai turėjom tikrai labai smagią fotosesiją čia Vilniuje. Su komandai išsinuomavome loftą ir pasiėmėm porą modelių, prisipirkom be proto daug vaisių ir 2 dienas darėm labai daug kadrų skirtingų, pjaustydami vaisius, modelį jos ten valgė, brokolius ir viską. Aš su telefonu ir pati filmavau modelius ir ant manęs pūtė Trumetos miltelius ir aš visą tai tose milteliuose tiesiog buvau. Tai buvo tikrai labai labai smagios 2 dienos. O kas yra ta Trumeta? Tai yra super maisto milteliai, kuriuos tu vartoji kaip vietoj vitaminų, sakykime, kaip vitaminus. Tai iš esmės jis yra 100% organiškas produktas ir jį įeina daug skirtingų ingredientų, kaip grybai, brokoliai, granatai, uogos. Ir iš esmės produktas yra skirtas tau vartoti kiekvieną dieną, kaip mažas ritualas, kad tu pasirūpintum pati savimi. Aš pati esu labai labai užimta. Mano darbas yra labai daug reikalaujantis ir aš daug laiko atiduodu tam. Draugai, namai, gyvūnai ir viskas kas. Ir tikrai kartais trūksta to laiko pasirūpinti tiesiog savim. Tai tos 30 sekundžių išsimaišyti Trumetą ir ją išgerti man duoda tokį dienoje tokią balansą, kur aš tikrai pasirūpinu savim ir duodu savo ir energijos ir savo kūnui medžiagų, kurių reikia. Gal galėtum trumpai papasakoti, kaip tu prisijungiai prie įmonės? Tai aš tuo metu ieškojau darbo ir pamačiau, kad Impact Brands ieško tikrai nemažai ir skirtingų labai pozicijų. Mane sudomino tas ir aš pasiskaičiau aprašymas pačių pozicijų ir benefitų, kuriuos siūlo įmonė. Ir man tikrai patiko, kad tai yra nuotolinis darbas, man patiko tai, kad yra daugiau atostogų dienų, visokių bonusų. Na ir tuo pačiu aš pastebėjau, kad ir atlyginimai, kurie yra siūlomi, jie yra labai konkurencingi mūsų rinkoje. Tačiau, kai aš žiūrėjau, ką siūlo iš pozicijų, nei viena man nelabai kaip ir tiko pagal mano kompetencijas, tai susiradau, kuri yra artimiausia, nes iš tiesų tiesiog norėjau pasikalbėti, sužinoti ir pati daugiau apie įmonę ir apie tai, ko jie patys ieško ir ką veikia. Ir buvo labai smagu, kad kai prisijungiau pirmą pokalbį, jome jau buvo ir HR-as ir atkreipė dėmesį į tai, kokios yra mano tos kompetencijos ir kad ne visai atitinka tai pozicijai, kurią aš aplikavau ir man iš karto papasakojo apie tokią poziciją, apie tokį darbą, kuriame būtų ir kūrybinis, ir strateginis, ir reikėtų ir researchinti dalykus ir man nupiešė tą poziciją ir aš sakau, skamba kaip idealus darbas. Ir štai aš čia. Tai buvo labai tikrai smagu, kad buvo atkreipta dėmesys į tai, kokias aš turiu kompetencijas ir ką galėčiau iš tiesų daugiau atlikti įmonėje, negu tai pozicijai, kurią aplikavau. Ir tu buvai pirmoji mūsų prekės ženklo vadovė. Ką reiškia būti tuo pradininku? Negaliu sakyti, kad buvo viskas paprasta, bet buvo labai man smagu tai, kad prieš man dar ir ateinant su įmonės vadovu mes aptariam tai, kad tai yra nauja pozicija ir kad reikės
stengiamės tikrai kartu išsiaiškinti, kur yra tos pozicijos ribos ir ką žmogus šitoj pozicijai turi atlikti, ko galbūt ne, kur gali prisijungti kiti komandos nariai. Tai pirmi keli mėnesiai tikrai nebuvo paprasti, nes reikėjo labai ir pačiai suprasti daug ir apie įmonę, ir apie patį produktą, ir apie tai, kur ir kiek man reikėtų liestis, o kur aš galiu įtraukti komandą. Tai buvo ką veikti, bet dabar jau beveik 9 mėnesiai kaip darbuojuosi Impact Brandsuose. Galiu pasakyti, kad mes tikrai labai aiškiai apsibrėžiam jau tas ribas ir ne per seniausiai prie mūsų prisijungė kitas jau brand manageris, tai manau, kad jam jau buvo gerokai paprasčiau, nes tos ribos jau kaip ir buvo subraižytos, kur ir ką reikia daryti. Kokie pagrindiniai pokyčiai įvyko per tuos 9 mėnesius, kuriuos darbuojasi? Sakyčiau, kad gal tiesiog labai išsiaiškinom, kaip dirbti visom komandom kartu, nes būtent brando vadovas, jis turi dirbti su absoliučiai visom komandom. Ir kaip tą komunikaciją vykdyti, kas ir anksčiau ir pačiom komandom gal nebuvo tiek įprasta, tai atsirado toks vienas žmogus, kuris su visais, su kiekvienu turi pašnekėti ir paliesti, kad va su šituo brandu ką reikia veikti ir kaip reikia veikti ir kartu komunikuoti, kaip geriau viską tą įgyvendinti. Tai tą vat komunikaciją pastovę ir kaip jinai grįžta pirmyn atgal, mes tikrai, manau, labai stipriai išdirbom ir labai kartu apsibrėžiam, kur yra mano dalis, su kuria dalim aš einu pas komandas, kur yra jau komandų dalis, apsibrėžiam visus tuos laukus, kuriuose kur kas turi dalyvauti ir, manau, pasidarė žymiai paprasčiau ir kartu dirbti. Impact Brands darbuojasi nuotoliniu būdu. Ar nėra sudėtinga susitarti su visais komandų vadovais, kai gyvai vienas kito nematote? Pačioj pradžioj gal man šiek tiek buvo sunku, nes aš kiek ir buvau įpratus anksčiau dirbti ofise, tai pirmus gal porą mėnesių aš taip jaučiau, kad kiek čia aš tų skambučių galiu skedžiulinti, čia galvoju, jau pradėsiu erzinti ar dar kažką, bet tada supratau, kad reikia iš esmės ir įpratau prie to ir supratau, kad ir kiti vadovai lygiai taip pat daro, tiesiog man reikėjo išsiugdyti šitą dalyką savyje ir pasidarė gerokai paprasčiau, nes mes daromės netgi tokius nevalandinius ar pusvalandinius, kartais būna tiesiog 10 minučių sušokti skambutį, apsitarti trumpus dalykus ir tai pasidaro taip įprasta, kaip nežinau, ofise nueiti kartu kavos atsigerti, apsitarti, tai va mes kartu atsigeriam tos kavos, bet tiesiog per video skambutį. O kaip šiuo metu tau sekasi darbuotis nuotoliniu būdu? Ar patinka toks darbo principas? Taip, labai patinka, dėl to, kad tikrai galiu skirti laiko ir savo ir šiek tiek nebėra to bėgimo, kur tau nereikia atsikelti ten 7 ryto tam, kad valandą susiruošti ir tada valandą dar važiuoti iki ofiso per visus kamščius. Tai kad aš galiu atsikelti tą pačią 7, bet lėtai papusryčiauti, pasivaikščioti su šunim, laiko skirti savo. Tai tas man labai patinka ir aš jau įpratau ir kažkaip sunkiai net įsivaizduoju tą grįžimą galbūt į kažkokį ofisą. Kartais jo norisi to žmogiško kontakto ir būtų kartais smagu tikrai pabrainstorminti galbūt su kolegom gyvai. Bet labai įpratau ir prie tų ir skambučių ir tai pasidarė kažkaip labiau organiška, kai anksčiau gal atrodydavo, kad verčiu save susiskedžiulinti tuos skambučius. Dabar tai taip natūralu, kad sunku būtų, manau, grįžti į ofisą. Galbūt galėtum pasidalinti kokiais nors patarimais, kaip tą nuotolinį darbą reikėtų prisijaukinti? Aš esu sąrašų, knygučių, sticky notes žmogus. Tai man visada yra labai svarbu susidėlioti savo dienotvarkę ir jos laikytis, nes tikrai yra tas dalykas, kad kai tu dirbi iš namų, yra daug blaškančių momentų. Tai čia reikia išsiplauti indus, tai čia gal reikia susilankstyti skalbinius, tai gal čia reikia daryti pasivaikščioti ir knygos, sveiki, gal reikia ir paskaityti. Tai aš labai kažkaip stengiuosi visada kiekvieną rytą susidaryti savo darbų sąrašą, susiplanuoti visus skambučius, viską susidėlioti ir žiūrėti tą sąrašą ir išbraukinėti vieną po vieno tuos darbus. Tai man tai labai asmeniškai padeda ir aš aišku turiu namie atskirą kambarį būtent kaip ofisą, tai tas man irgi labai padeda, kad tai yra atskira erdvė, kurioje aš tiesiog dirbu, bet baigėsi darbas ir aš uždarau tas duris ir tada tai yra mano namai. Tai kažkiek atskirti tą erdvę irgi, manau, yra labai svarbu, kad nedirbtum ir nevalgytum galbūt prie to pačio stalo. Prieš tai minėjai, kad tavo akį patraukė įmonės Perks and Benefits sistema. Kurie benefitai yra tavo mėgstamiausi? Aišku, kad atostogos.
Aš mėgstu tikrai keliauti, mane labai nudžiugino tai, kad yra daugiau tų atostogų dienų. Patinka man tikrai, kad mes turime tas flexi dienas, kur gali pasidalinti savo darbo valandas, kada tu nori dirbti, kad ten porą valandų iš ryto, porą per pietus, pasibaigti galbūt vakare, jeigu turi reikalų ar dar kažką. Arba, pavyzdžiui, planuoju važiuoti prie jūros, tai irgi planuoju iš ryto daugiau pasidarbuoti, tada dienos metu išvažiuoti pagulėti prie jūros paplūdimį ir tada vakare grįžus pasibaigti darbus, tai labai yra smagu, kad yra tas lankstumas. Na ir aišku, kad gaunam nemokamai mūsų produkcijas, kuri yra labai gera, tai irgi tas labai džiugina. Turiu dar vieną tokį tikrai labai rimtą klausimą. Įsivaizduok, kad lėkštėje susitiko pica ir cepelinai. Ką jie vieni kitiem pasakytų? Manau, kad pica siūlytų cepelinai ant jos užšokti ir būtų picelinas. Labai geras sprendimas, ar ne? Štai kas nutinka, kai susiduria logika ir kūryba. Gerai, Agata, dar norėčiau tada keletą klausimų tokių pasiteirauti. Tai jeigu reikėtų keliais žodžiais apibūdinti Impact Brands, kokius žodžius pasirinktum? Laisvė ir pasitikėjimas. Ir kas lemia šį tavo pasirinkimą? Manau, kad labai stipriai mano tiesioginis vadovas, kuris ir yra Impact Brands vadovas. Galiu tikrai pasakyti, kad tai yra geriausias vadovas, kokį esu turėjus per savo karjerą, kuris labai mato mane, leidžia man ir atsiskleisti ir mane ir pačią pamoko. Tai tikrai sukuria tokią erdvę, kurioje tu jautiesi ir pats pasitikinti savimi ir kad komanda ir vadovas tavim pasitikė ir dėl to, manau, jautiesi automatiškai ir laisvas dirbti savo darbą tikrai kokybiškai. Įmonės šūkis yra Impact Billions. Ką jis reiškia tau? Tai, kad mes norim pakeisti daugybę žmonių gyvenimą, jį gerindami. Panašų mes šūkį turim ir su Trumeta. Tai tik tai ne Impact Billions, bet Impact Billion of Millennials. Tai keisti tą kasdienybę, gerinti tą kasdienybę. Manau, kad tai yra labai didelis tikslas ir labai yra smagu matyti, kaip mes link jo judam. Ką norėtum palinkėti ateities savo šioje įmonėje? Nepamesti to kūrybiškumo ir to tikėjimo viskuom, nemanau, kad tai įmanoma, bet tiesiog toliau daryti tai, ką darau, nes tikrai labai to stipriai mėgaujuosi. O kokius patarimus galėtum duoti tiems, kurie galbūt norėtų suaplikuoti, bet nedrįsta, neranda savo tinkamos pozicijos ar kažkokios kitos priežastys juos stabdo? Sakyčiau, kaip ir mano pačios pavyzdys, gal ir nebuvo tos tinkamos pozicijos, bet tiesiog aplikuoji ir, manau, atrandi tų sąlyčio taškų su HR-u, kur galbūt tu galėtum panaudoti savo kompetencijas. Bet sakyčiau, nebijot, dėl to, kad yra tikrai puikiai įmonė, kurioje yra labai daug galimybių ir augti, ir tobulėti. Ir mes priminėjom tikrai nemažai tų žmonių. Kiekvieną savaitę matau vis po porą naujų ateina žmonių ir tas yra labai smagu. Ir manau, turim labai saugią aplinką, kurioje ir nežinodamas gali visada ir klausti. Ir aplinką, kurioje gali labai stipriai augti pats. Tai manau, kad nebijokit ir tiesiog aplikuokit ir tikrai nepasigailės. Ir ką padovanotum žirafai per gimtadienį? Ausinės. Kodėl? Nežinau, va tiesiog promintis. Bet reikėtų labai ilgo laido. Bluetoothinės, aišku. Su update, ar ne? Gerai, ačiū labai, Agata. Ačiū tau, Vaida.